Jei bent kartą gavai keistą SMS ar banko laišką, žinai, kaip lengva užkibti. Aš parodysiu, kaip per minutę VMI elektroninį deklaravimo sistemai priskirti gyventojų pajamų mokesčio dalį paramai skaitmeniniai skydai. Padėkite mums tobulėti. Einame deklaravimas pildyti formą ir pasirenku prašymą FR0512. Spaudžiame formą elektroniniam pildymui. Atsidarysime langę, spaudžiame pradėti. Gavėjo paieškoje vedame skaitmeninis skydas. Ir pasirenkame gavėją. Mokesčio dalies dydis nurodome 1,2 skaičiuką ir mokesčio dalies paskirtis nurodome, kaip norime, kad būtų panaudotos jūsų lėšos. Patikriname duomenis ir spaudžiame taip, teisingi. Spaudžiame formuoti prašymą. Ir pateikiame pateikti. Sveikiname, jūsų prašymas sėkmingai pateiktas.